It's Brittany, bitch. Labukas. Labukas. Kaip nuotaikytis? Nu, labai geras, kaip matai. Labai. Pasiruošus lieki? Pasiruošus. Turim vos keletą dienų. Šiandienos planas važiuoti pasimti šolmą, kurį paskolino man mano instruktorius. Tada varysim pasikalbėti su mūsų slaptais svečiais, su kuriais susipažinau sekmadienį treniruodamasi. Ir tada varysim, pasižiūrėsim, kaip man sekasi iš vis važiuoti trasoj. Atvažiavau į MB servisą, varau pasimti šolmą. Parsineša žaislą. Padarykime unboxingą. Jaučiu, kad šitas šalmas tai su didelė patirtim. Ar ne? Jau, tikrai didesnė. O, wow! Yra net radio ryšys, tai su kuo čia... Wow, koks geras. Su kuo čia kalbėsim? Pakalbėsi su manim aparatu? Jo, opa. Nuostabi, biškai plaukus reikia pasitvarkyti. Bet liuks. Koks geras. Labai sunkus. Malonu. Bet turbūt jis kainuoja tiek, kiek mūsų mašina. Mes atvažiavome į Nemuną žiedą, kur šeštadienį vyks lenktynės. Dabar laukiam tokių žodžių, nežinau, ar jūs esat pažįstami, yra toks tėvas Racing. Tai sekmadienį aš su jais turėjau šiaip amazing treniruotę. Tai tuoj atvažiuos mūsų draugelis, kompanionas, kompadrė ir šiek tiek papasakos, ką mane ten primokino. Ir važiuosiu į trasą. Wish me luck. Jūs pasižiūrėkite į botus. Bet tai yra žiauriai patogus sodiniai. Tarp kitko, kažkada sakau vienai draugiai, sakau, čia, sako, kokie įdomus tavo batai. Ir aš jai sakau, čia mano tėvo sandalai, žinai. Ir jinai visą laiką galvoja, kad čia yra actually mano tėvo tapkės. Ką mes šiandien turim? Andrius Gelžinis, tėvas Racing, oficialus tėvas. Tai šitie bičiai mane sekmadienį mokino ir vairuoti, ir pravežiojo pro trasą, tai aš esu žiauriai excited. Tai nežinau, galit patys papasakot, kaip manot, kokie mano šansai iš tose lenktynėse? Niekada reikia gal nenuvertint, gali būti visaip, bet kadangi tai debiutas, tai varžybos sunkios, bet ką mes matėm sekmadienį, tai buvo viskas fainai ir pamatuotai. Svarbu, nebūtų per daug didelės rizikos. Jo, aš galvoju, kad svarbiausia gera nuotaika. O šiaip tai treneriukas, aš jau dabar vardą pamiršau. Kas buvo mano treneris? Linas. Linas. Gerai, pataginsim Instagramą Lino, pasiekit. Šiaip labai pro, jaučiausi saugiai važiuodama ir jisai, negaliu patikėti, pravežė su kažkokia jūsų mašina mane ant 220, man atrodo. Jo, tai gali būti, kai kurios būna 220, su šitu automobiliu galima, nežinau, 230 gal pasiekti, bet gal įspūdingiausia ne tiek, kiek greitis tiesioji, bet kaip greitai posūkius įveikia. Nu, vat, jo. Kiek gali įspausti profesionalus vairuotojas, kaip Linas, pavyzdžiui, galiu jį vadinti, manau, profesionalu, kiek jis gali įspausti posūkyje, kad tau klientui būtų smagu. Tai, jo, ta prasme, man atrodė, kad mano organai vietom susimaišė. Jisai man sako, tu atsargiai, nes būna žmonėm, kad bloga pasidaro. Ir aš sakau, ne, man tai nieko. Ir jaučiu ant to posūkio, man ten viduje, žinai, organai maišosi. Tai man nebuvo bloga, bet aš suprantu žmonės, kuriem pasidaro. Nes šiaip įspūdinga, žinai, tas greitis, adrenalinas, man tai wow. Aš net nebuvau susidūrus, mačiau, kad tai yra Facebook'e eventai, ten tėvas Racing, ne? Taip. Bet aš, pavyzdžiui, niekada nebuvau sugalvojus, kad aš galėčiau tiesiog čia atvaryti, ne? Jo, beveik visom paslaugom galima vietoje, atvažiavus, nėra ten jokių registracijų. Aišku, reikia pasižiūrėti visada, koks oras. Jeigu lyja, tai renginys gali būti atšauktas, bet dažniausiai tai daug atvažiuoja žmonių, kurie tiesiog vietoj įsiregistruoja. Gal tik tai išimti taikom su savo automobiliu, va, ten dėl to ir prašiau tos registracijos, bet su mūsų mašinom galima ir vietą. Man atrodo, kad žiauriai fainai pas jūs ir merginom ateiti ir, žodžiu, tiem, kurie bijo, ane? Gal nedrąsus? Beveik, aišku, nepakalbinu visiškai visų, bet 99% jie jaučiasi labai laimingi pavažiavimo. Ir dauguma bijo, nes yra kažkas čia, nežinoma vieta. Niekas nevažiavę yra dažniausiai trasoj, ar ten nevažiavę su Porsche automobiliu, tai normalu. Dažniausiai, kad bijo, bet su visais susidraugaujam per tą važiavimą ir visiems patinka. O merginų, dabar nepasakysiu procento, bet atvažiuoja tikrai nemažai ir šiaip dauguma jų žiauriai gerai važiuoja, nes jos labai gerai klauso, ką sako instruktorius ir tada labai tiksliai įvykdo. Tai va čia tas, nežinau, gal moteriškas kruopštumas pasireiškia, bet jos tikrai gerai važiuoja ir aš dažnai sakau, kad vos net geriau negu dauguma vyrų, nes kartais būna vyrukai bando persistengti, o moteris tiesiog susikoncentruoja ir daro taip, kaip pasakė instruktorius ir jom žiauriai gerai gaunasi. Tai
tas stereotipas, kad moterys prašiau vairuoja už vyrus, tai nepasiteisina. Čia ferverkų dabar reikia. Bet šiaip aš galvoju, kad mano asmeninė nuomonė, vyrų tas apraučas yra toks, žinai, kur tipo sėdu prie vairo ir jie ateina tokie hold my beer, žinai? Tipo, kad bičia, nu dabar jau aš tau čia parodysiu, kaip reikia. O pavyzdžiui, aš tai tikrai, nu, vat, kaip su jūsų treneriuku važiavau, tai tikrai jisai man pasako, žinai, nestabdyk ir aš nestabdau. Galvoju, mirsiu, bet nestabdysiu, nes jis man pasakė taip daryti, žinai. Ir pasitikiu, žinai, ką pasako, nes tai yra profas, tipo. Mirti gal nereikės. Viską darom saugiai. Pirmoje vietoje visada saugumas. Bet jo, šitas pastebėjimas geras. Tiesiog tokių vyrukų, kur hold my beer, kaip tu sakai, jų labai mažėja. Jeigu mes pradėjom 2016, būdavo kas antras toksai, kur reikia jau jį smarkiai kontroliuoti. Dabar labai mažėja, labai gerai klauso instruktorių. Ta prasme, retai jau pasitaiko, kad būna tų tokių labai narsių ir gerai žinančių, ką daryti. Aišku, jeigu tai yra žmogus jau važiavęs daug visur, tai jis tada jo jau galima sakyti, kad jisai yra geras, jau pasiruošęs trasai. Bet dauguma ateina, nieko nežinodami, ką darys ir labai gerai susikalbam. Pavyzdžiui, jūs galite duoti pravažiuoti arba pamokinat važiuoti 5 arba 10 ratų, ne? Toks standartas yra. Nu tai pavyzdžiui, gerai, kiek žmogui kainuoja 5 ratai, jeigu jis nori pats vairuoti Porsche? Jo, tai būtent su Porsche, tai ten ta kaina vis tiek kintanti šiek tiek, bet iš esmės apie 300 eurų yra pravažiuoti su šitų 5 ratus. Ir pats vairuoji? Jo, pats vairuoji, instruktorius sėdi visada šalia, viską paaiškina, viską padeda, bet čia yra jau brangiausia mašina. Mes turim ir nuo 100 eurų 5 ratam, tarkim, ten BMW 328 automobilis, Volkswagen Scirocco ten 140 ratų, atsiprašau, 140 eurų. Tai... Volkswagen Scirocco mano buvo. Taip. Galiu pasakyti, labai geras variantas, labai geras. Daugiausia žmonių renkasi turbūt, vat, iš tų, sakykime, paprastesnių automobilių, kuriuos turim. Nu, jisai vis tiek yra žiauriai greitas ir sportiškas, bet aišku, jeigu ten Porsche paimi, tai Porsche'as populiariausias, bet Scirocco, sakyčiau, antroje vietoje. Tai vat, jisai praktiškai dvigubai pigesnis, tai bet irgi labai puikia patirtis. Ne, jau tikrai 10 balų mano patirtis buvo ir aš dar atsisėdau ir reikėjo išvažiuoti tada jau į pačią trasą ir aš taip su to šalmu sėdžiu ir taip pasisuku į šoną, nu pasižiūrėti ir niekas neatvažiuoja ir žiūriu, nieko nesimato, nes ten tos sportinės sėdynės, žinai, tipo, ir atrodo, žinai, nu, pavyzdžiui, matau, kad Porsche tai tokias nesumontuotas, žinai, bet va ten atrodo, kad ir žemesnės gal klasės modelis, bet jausmas viduj, tai visiškai next level. Ta prasme, su mano Audi tai nėra ką lyginti, mano Audi net ne mašina palyginus, šiaip jau mėgėjiškai paruošta, mėgėjai vairuotojai, mėgėjai varžybom, ane? Jo, bet Scirocco'is, nu, ko jisai, va, jeigu paimtume standartinį ir paprastą, tai, atsiprašau, tą, būtent, su kuriuo tu važiavai, tai jisai turi sportinę važiuoklę, didelius stabdžius turi, šiek tiek variklį perprogramuota, ten apie 300 arklių yra, tada dėžė yra taip suprogramuota, kad greičiau perjunginėtų bėgius, aišku, lankai visi, sportinės sėdynės, diržai, nu ir visą tai suteikia tokį, vat, kad tu jautiesi kaip Formulėje 1 beveik, nors tai yra labai toli, bet kai tu pirmą kartą važiuoju su tokią mašiną, tai nu, adrenalinas labai daug duoda. Žmonės tokie būna, net matosi, kad jie, tarsi, tą vairą spaudžia, nežinau, nors jo nereikia, jau ištenka laikyti, bet jie visi žiauriai spaudžia, nes atrodo, kad ten tą mašiną nuplėš. Jo, ir dar man treneriukas jūsų sakė, kad, pavyzdžiui, daug labai žmonių, kai pradeda važiuoti, nu, tarkim, ant posūkio, jie ne tai, kad vairą taip laiko, bet vat, taip daro. Žinai, taip po biškį užsukinėja tokia. Jo, tai šitą daro labai dažnai, labai įsitempia. Būna kai kurie taip pradeda laikyti. Čia kitas variantas, kur per daug gal atsipalaidavę. Bet ir dar labai dažnai ką daro, tai labai žiūrinėja į veidrodėlius šoninius. Ko šiaip nereikia daryti trasai, nes nu, visi važiuoja viename kryptimi. Tu realiai užtenka į galinio vaizdo veidrodėlį, bet labai dažnai vos ne kas 1 sekundę žiūrinėja, nieko nėra. Tai šitas, nu bet čia iš gatvės, tiesiog įpročiai ir tiek. Tai ką, Jurgita, išvažiuoji? Varau, pasižiūrėkit, koks mano šalmas, visas iš karbono, toks lengvas, fainas. Ir dar turiu va čia tokį mikrofą, bet nežinau, su kuo aš čia kalbėsiu, su dievais turbūt. Žodžiu, palinkėsiu sėkmės, kol kas trasa laisva, varyk, rodyk rezultatus. Varau.
Pasako, kaip emocijos. Tegul svyla padangos, o ne siela. Oi, koks lenktynininkas. The best greitai rusite frazė. Tai pasako, kaip sekės važiuoti. Kaip sekės važiuoti? Kokias emocijas? Nu, man po to sekmadienio daug ramiau. Mane neramina tik tai vienas dalykas, tai kaip mano plaukai atrodys, kai nusimsi šitą šolmą. O, Dieve. Bet labai patiko. Kažkaip nebaisu, baisu truputėlį, kad padangos dar nepakeistos, tai čia jau ką jau darysi, žinai, tai nelėksim šiandien daug saugiai, žinai. O, nu kaip situacija? Gerai. Gerai? Nu tai va, tai nežinau, žinok, man tai patinka. Nežinau, norėčiau, kad tu prisėstum šalia ir aš tada jau tave pavėžinčiau. Aš nenorėčiau. Jo, tu nenorėtum. Šiaip sakė operatorius, kad su manim šis nevažiuos. Nevažiuos. Sako, tikrai su tavim nevažiuos. Tikrai, būkit 100%. Jam matot, užtenka įspūdžių, kaip gatvėm aš jį pravežioju. Taip, užtenka. Ką gali pasakyti, Jurgita, apie šiandienos dieną, kaip trasa, kaip kas? Pirmiausia, tai džiaugiuosi, kad plaukų nesutrynė, o trasa tai man fainai, kažkaip žiauriai faina po sekmadienio. Jaučiuosi tokia tikrai suprantanti taip teoriškai, ne kaip reikėtų daryti, dabar tik praktikos reikia, bet... O šiaip ką žinau, fainai, labai taip vargina, aš kiek čia tų ratų pravažiavau nedaug. Kokį 6? Gal 6 ratus man jau koma, tiesiog. Jaučiuosi žiauriai pavargus. Tai va, bet važiuosim į kalą, tai reikia dar, kad pakeisiu padangas, aš nespaudžiu viso gazo, žinai, ir nevarau kaip reikia, dėl to, kad nesijaučiu saugiai, reikia pakeisti padangas. Jo, padangas svarbu, tai būtinai užsidėti. Jo, nenoriu užsimušti iki lenktynių. Rezime toks. Tegul svyla padangos, o ne siela. Tai jau čia dabar didžiausias lenktynininkas, šiandien pavažiavo trasai 7 ratus, jau lenktynininkas. O kas man uždraus dabar? Jau viskas. Taip jaustis. Ant savo bamba dabar lipdukus susidės. Jeigu kas nors nori man uždrausti taip jaustis, gali atvažiuoti čia, pavyzdžiui, ir man pasakyti, kad aš tau draudžiu. Ant savo bamba lipdukai bus jau lenktynininkė moteris. Instagramą aprašėme lenktynininkė laisvalaikiu. Vienas dalykas dar, kad neturiu vis tiek outfito dar. Jo, dar reikia uniformos. Reikia uniformos. Ai, bet kažką tai jau belenka.